Du broliai. Kadaise labai seniai gyveno žvejys su savo pačia. Jie buvo labai neturtingi, turėjo tiktai savo darželį, trobelę, kumelę ir kalę. Kartą žvejys sugavo žuvytę, ta žuvytė išsivirė, suvalgė, o viralą išpylė kalį ir kumelį. Rytojaus dieną žiūri, žvejo pati su 2 sūnumis, kumelė su 2 kumeliukais, o kalė su 2 šuniukais. Visi naujagimiai ėmė sparčiai augti. Kai sūnūs suaugo, ėmė šnekėtis: ką čia mes būsime, geriau į jokium pasaulio pasižiūrėti. Atsisveikino jie su tėvais ir išjojo. Nujojo į miestelį, nusipirko po kardą ir vyno butelį. Joja toliau, prijojo kryžkelę, čia jie vyną užbūrė, užkasė į žemes ir nujojo vienas vienu keliu, kitas kitu. Bejodami jie susitiko po lapę, kiškį, vilką, mešką ir liūtą. Visi šie žvėrys sutiko būti jų tarnais. Po kiek laiko pirmasis brolis prijojo miestą. Visas miestas buvo išklotas juodomis gelumbėmis, reiškė gedulą. Jis paklausė vieną miesto žmogelį: kas yra, ko mieste toks gedulas? Žmogelis jam atsakė: ogi šiandien ves slibinui praryti vienturtę karaliaus dukterį. Tai sužinojęs, jis nujojo prie marių, kur būdelėj sėdėjo karalaitė ir verkė. Jis karalaitę nuramino ir ten atsisėdo. Kad nebūtų taip nuobodu, išsiėmęs iš kišenės kortas ir lošė. Po kiek laiko pakėlęs galvą pamatė, kad marios jau juda. Nubėgo kiškis pažiūrėti, susigūžęs sako: dar marios nejuda. Jaunikaitis vėl lošia kortomis. Palaukęs kiek pasiuntė lapę, vėliau vilką ir mešką. Sugrįžę jie vis sakė, kad marios dar nejuda. O kai sugrįžo pasiųstas liūtas, tarė: jau slibinas rąžosi. Šoko jaunikaitis ant arklio, paėmė į rankas kardą, jo arklys suprunkštė ir paliko visur aplink sausa. Likęs sausumoje, slibinas išsigando, o jaunikaitis paliepė savo žvėrims: draskykit slibiną. Žvėrys sušoko, atvertė akmenį, po kuriuo gyveno slibinas, ir ėmė jį draskyti. Slibinas buvo stiprus, 9 galvomis, bet kai sausumoje, tai nevikrus. Žvėrys jį apdraskė, o jaunikaitis kartu nukapojo galvas. Išpjovė jis visus slibino liežuvius, susidėjo į krepšį ir nujodamas pasakė karalaitei: po 12 dienų sugrįžęs. Karalaitė jam davė atminimui savo auksinę grandinėlę. Jis tą grandinėlę sutraukė, uždėjo visiems savo žvėrims ant kaklų ir nujojo, o karalaitė eina savo namo. Beeidama namo susitiko Degučių. Tas ir klausė karalaitę: kaipgi, karalaitė, gyva likai? Kažkoks ponaitis atjojo su žvėrimis ir užmušė slibiną, atsakė karalaitė. Degučius sumanė pasinaudoti tuo karalaitės išgelbėjimu. Jis jai sako: parėjęs namo sakyk tėvui, kad aš tave išgelbėjau. Jei prižadi, paleisiu gyvą, jei ne, galą tau padarysiu. Karalaitė turėjo prižadėti, bet Degučius tuo nesitenkindamas reikalavo: prisiek man tai, suvalgydamas smėlio saują. Karalaitė išsigandusi suvalgė ir smėlio saują. Degučiui ir to maža, sako: eisim dabar abu pas tavo tėvą. Ir nuėjo jie pas karalių. Karalius labai apsidžiaugė matęs gyvą savo dukterį. Kas tave išgelbėjo, dukterė jam atsakė: mane išgelbėjo šitas Degučius, jis užmušė slibiną. Tai dabar reikia jūs apvesdinti, nusprendė karalius. Karalius to jau liepė ruošti vestuves. Bet tuo metu susirgo karalaitė ir vestuvės reikėjo atidėti. Praėjo 12 dienų, atjojo tas išgelbėtojas, žiūri, miestas raudona gelumbe išklotas, reiškias džiaugsmą. Jis
paklausė vieną miesto žmogų, kas yra, kad miestas raudona gelumbe išklotas. Šis atsakė: karalaitė teka už Degučiaus. Džiaugsmas. Jaunikaitis parašė karalaitei laišką ir padavė meškai nunešti. Karalaitė, pamačiusi mešką su jos auksinė grandinėlė, pralinksmėjo ir išgijo. Atsisėdus parašė laišką ir padavė nunešti atgal tam jaunikaičiui. Tuo metu įėjo karalaitės tėvas su Degučium ir labai nudžiugo, pamatė ją sveiką. Kaip tu taip greit išgijai, paklausė tėvas. Ogi štai ši meška atnešė man vaistų. Ėmė karalaitė glostyti mešką ir sako Degučiui: o tu paglostyk mešką. Iš kur ant meškos kaklo tavo grandinėlė, paklausė tėvas. Aš ją įdaviau nunešti dovanų už vaistus. Paskui karalaitė vėl sako Degučiui: paglostyk, vyreli, meškutę. Ji nieko nedarys. Degučius priėjo paglostyti ir jis mešką, o meška tik kapt suletina ir nuplėšė jam nosį. Karalaitė sako: tai tau užmokestis už priesaiką ir melagystę. Karalius labai susirūpinęs sako: gal išprotėjai, kad juokiesi, juk tavo vyrui nosį nuplėšė, reikia greičiau tą mešką užmušti. Ne, tėveli, meška nekalta, Degučius kaltas. O kuo jis kaltas? Ogi ne jis mane išgelbėjo, bet meškos ponas. O ar galės įrodyti, kad jis tave išgelbėjo? Galės, tik reikia jį čia pakviesti. Meškutė, bėk ir pasakyk savo ponui, kad jis tuojau čia ateitų. Neužilgo atjojo ir jaunikaitė su visais savo žvėrimis. Karalius jį pasitikęs tarė: kodėl tavo meška mano dukters jaunikį sužeidė? Jis karaliui atsakė: gal jis to buvo vertas, mano žvėris nekaltų žmonių neliečia. Štai tikrasis mano išgelbėtojas, sako karalaitė, jis užmušė slibiną. Papasako, kaip visa tai iš tikrųjų įvyko, sako karalius Degučiui. Su 6 vyrais atverčiau akmenį ir nukapojau slibinui galvas. Norėdamas įsitikinti, karalius paėmė 6 vyrus ir nuėjo to akmens atversti, bet pasirodo, kad tas akmuo yra vidury marių. Tuomet jaunikaičio arklys suprunkštė ir pasidarė sausuma. Tada jaunikaitis sušuko savo žvėrims: na, žvėreliai, atverskit akmenį. Žvėris tuojau atvertė akmenį ir visi pamatė negyvą slibiną. Žiūri karalius, slibino galvos nukapotos, pražiodė vieną slibino galvą be liežuvio, kita irgi be liežuvio. Kurgi liežuviai, klausė karalius. Agi štai, jaunikaitis parodė savo terboj visus slibino liežuvius. Dabar visi įsitikino, kad šis jaunikaitis yra tikrasis karalaitis išgelbėtojas ir labai pasipiktino Degučiu. Tada jaunikaitis tarė savo žvėrims: žvėreliai, už apgaudinėjimą pakiškit Degučiui po šiuo akmeniu. Žvėris tuoj pakišdavo Degučiui po akmeniu, o arkliui suprunkšus apsėmė jį vanduo. Nuliūliavo jūros. Nei slibino, nei Degučiaus, nei akmens. Parėjo visi namo. Karalius iškėlė tokias vestuves, kokių dar niekas pasaulyje nebuvo matęs. Jos truko 3 metus, per kuriuos tik midų tegėrė ir pyragus tevalgė. Naktį po vestuvių pasigirdo už sienos įvairų trinksėjimai, balsai, šokimai ir muzika. Kas ten per triukšmas, klausė jaunasis. Ten kas naktį toks triukšmas, tai užkeikta vieta. Eisiu aš pasižiūrėti. Aje, neik, kas ten nueina, nebegrįžta. Daug kas ten ėjo, bet niekas negrįžo. Kai karalaitė užmigo, jis atsikėlė, sėdo ant žirgo ir kartu su savo žvėrimis išjojo. Priėjęs rado rūmus. Atidaro vieną kambarį, nieko nėra. Girdis toliau trenkiant. Atidaro kitas duris, vėl nieko nėra. Atidaro ir 3 duris, nieko nėra, tik ugnis kūrenasi. Jis atsisėdo prie tos ugnies, o jo žvėris ir žirgas sugulė. Tik pasirodo iš už krosnies balsas: ujujuj, kaip šalta, ujujuj, kaip šalta.
Kogi taip dejuoji, eikš prie ugnies, sušilsi. Bijau tavo žvėrių, mano žvėreliai gerai nieko nedaro. Jei nori, kad aš ateičiau, padegink savo žvėrių po plaukelį. Nieko blogo nemanydamas, jaunikaitis papiešė savo žvėrių po plaukelį ir padegino. Tada iššoko iš už krosnies jaunas kareivis, ponaičiukas su botagu rankoje ir nieko nelaukė, tik šmaukšt botagu žvėrims, žvėris ir arklys virto akmenimis. Tada pribėgo prie jaunikaičio ir tarė: tu mano brolį užmušė, tai čia ir tau, kai tik rėžė botagu ir pavirto jaunikaitis akmeniu. Tada jis suvertė tuos akmenis į rūsį. Rytą atsikėlusi karalaitė neberado savo vyro, visur išieškojo, nėr ir nėr. Tik tada jie atsiminė, kad jis norėjo eiti tą užkeiktą vietą. Dabar taip ir nujautė, kad jos vyras bus ten žuvęs. Pasisakė jis savo tėvui apie ištikusią nelaimę, tėvas vėl liepė iškloti visą miestą juoda gelombe, paskelbti gedulą. Ir tas gedulas slėgė miesto žmonės jau antrus metus. Pagaliau žuvusio jaunikaičio brolius atjojo į kryžkelę, kurioje jie buvo persiskyrę, pasižiūrėti vyno. Vynas virtęs krauju, reiškia brolis žuvęs. Ir išjojo jis brolių ieškoti. Jojo ir prijojo tą miestą, visą juodą gelambę išklotą. Kas per gedulą šitame mieste, paklausė jis vieną žmogelį. Tai mūsų karalaitis, kurgi buvai 2 metus žuvęs, tai čia dėl tavęs toks gedulas. Mat žmogelis jo nepažino ir manė, kad tai jų karalaitės vyras. Juk broliai buvo labai panašus, turėjo tokius pat žirgus ir žvėris. Jaunikaitis suprato, kad jį palaikė brolių ir atsakė tam žmogeliui: tai mat namus atlankiau ir dabar grįžtu. Kai atjojo jis pas karalių, visi labai nudžiugo. Karalaitė jį klausinėjo, kuris taip ilgai užtrukęs, jis apsimesdamas vis atsakinėjo, kad buvo buvęs namie. Suprato, kad čia kur nors bus žuvęs jo brolis. Naktį atsigulė su karalaitės, jis atsidalino nuo jos kardu. O kam čia tą kardą padėjai, klausė karalaitė. Tai kad ji šaltai labai rūdyja. O pirmiau tu nedarydavai, tai kad jis seniau nerūdydavo. Dabar jau jis visai įsitikino, kad tai jo brolio žmona. Ir vėl pasigirdo už sienos triukšmas, tvinksėjimas, rėkavimai. O kas ten per triukšmas, paklausė karalaitė. Ašgi jau tau kartą sakiau ir maniau, kad tu ten esi žuvęs. Ten užkeikta vieta. Dabar broliui visai paaiškėjo, kur bus žuvęs jo brolelis. Kai karalaitė užmigo, jis atsikėlė ir išėjo su visais žvėrimis. Priėjęs rūmus, atidarė vienas duris, nieko nėra. Girdisi triukšmas toliau. Atidarė kitas duris, irgi nieko nėra. Atidaręs trečias, rado kūrenantis ugnį. Jis atsisėdo prie ugnies, o žvėris sugulė. Tik pasigirdo iš už krosnies balsas: ujujui, kaip šalta, ujujui, kaip šalta. Ko ten dejuoji, eikš ir sušilsi, kad tavo žvėrių bijau. Geri mano žvėreliai, geriems žmonėms nieko nedaro. Jei esi geras, tau nieko nedarys. Jei nori, kad ateičiau, tai padegink savo žvėrelių plaukelius. O iš už krosnies pasigirdo labai duslus balsas: tik padegink, žūsi ir tu, kaip ir tavo brolis. Aš savo žvėrelių nedeginsiu, gana jau tau. Mano žvėreliai, ištraukit jį iš už krosnies. Žvėris sušoko ir ištraukė raišą, kreivą, laibą ponaitį su botagėliu rankoje. Na, dabar žvėreliai, draskykit jį, kol jis pasakys, kaip atgaivinti mano brolį su žvėrimis. Žvėris ėmė jį draskyti, ponaitis tik cypė. Cypk tu, kvarabinė, taip tau ir reikia. Pasakyk, kaip atgaivint brolį su žvėrimis, tai paleisiu. Matydamas, kad bus blogai, ponaitis tarė: sušerk šiuo botagėlio
akmenis ir atgins tavo brolis ir jo žvėrys. Tu pats atgaivink, kitaip žūsi. Tai kad aš pats negaliu, greičiau atgaivink žvėrelis, baikite jį sudraskyti. Nebeiškentė ponaitis ir sako, tik tegu nebedrasko, atgaivinsiu. Žvėreliai, nustokit. Žvėris nustojo jį draskė, ponaitis nuėjo rūsin ir su botagėliu atvertė iš akmenų jo brolį su žvėrimis. Išėjo brolis iš rūsų sveikas ir gyvas, nusižiovavo ir sako, o kaip gardžiai miegojau. Kur nemiegosiu, jau 2 metus išbuvęs akmeniu, atsakė jam brolis. Pasisveikino su broliu ir liepė tam ponaičiui atverti žmonėmis visus akmenis. Ponaitis atvertė, o žmonių buvo minios, visokių luomų. Tada broliai paliepė žvėrims baigti sudraskyti tą ponaitį ir su visais išgelbėtais žmonėmis išėjo iš tų rūmų. Kai abu brolių grįžo į miestą, karalaitė nepažino, kuris jų yra jos vyras. Tada vienas jai tarė, aš esu tas, kuris gulėdamas kardu buvo nuo tavęs atsiskyręs. Tada jis sužinojo, kuris jos vyras, ir buvo didelis džiaugsmas. Karalius iškėlė didelę puotą ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varzbėjau, burnoj neturėjau.